Na va, nauja diena. Kas čia šiandien, sekmadienis, ne? Turim pusdienį gerą laisvą. Oras ne visai palankus ūkininkam. Purkšneina, karšta. Tai ta proga važiuojam damušti vieną kampą. Kokį? Muši, ko tu čia mušys? Nesimušiu, nu pravažinėt, o Jėzau. Kaip čia? Pietryčius, ne? Pietryčius. Likę šiek tiek Dzūkijos porą kampučiukų, porą miestų, ne? Ir lėkiam iki Šalčininkų, Eišiškių, iki to kampo, kur praėjusį kartą palūžom ir pabijojom sušalti ir grįžom. Ten yra Dzūkija ar ne Dzūkija? Nesakys, aš tai kitą ten pavadinimą žinau tų kampų. Nesakysiu, negražų, nesakys. Žodžiu, susitinkam kažkur iš Dzūkijos. Iš kažkur. Varom, sėdam ant arklių ir važiuojam. Mocas šildomas, nors laukia karšta, bet vis tiek reikia pašildyti. Judam. O, nu koks didžiulis ežeras. Eina savo. Šitai jisai didžiulis ir yra. Ne, tai aš matau. Nu, matai, didžiulis. Didžiulis ežeras Dauguose. Prie Daugų, tiksliau, ne Dauguose. Dauguose? Bendrai pačia mieste gaunasi čia. Dauguose, taip. Didžiulis. Didžiulis, o ar šaltvalis? Vėsus, aš jau tikrinau, žinau. Vėsus. Dar nesimaudysi. Įlipo į vandenį su batais. Paskui sakys, batai kiauri, žinau, zaikė mano. Bet aplink matosi visą krantą. Pilna stovyklaviečių. Vienur kitur prieėjimų. Laivų plaukioja. Aš čia noriu vasaros pramogėlių gamtoje, tai man atrodo tinkamas. Jaučiu, tikrai yra ką. Kaip yra ką. Smagus turėtų bent jau žiūrint, vanduo tai švarus, gražus labai. Turėtų gal smagu būti. Žiūrėkit, dugnas matosi. O čia giliau kokią 15 metrų šitoje vietoje. Beje, įvažiuodami į Daugus, gyvatę matėm. Lietuvišką anakondą. Žalčiukas. Tu palaikyk, aš parodysiu, kokio ilgio buvo panašiai. Taip va, tokį. Kol sustojom, kad kamerą įsitraukt, nučvežė gyvatę į žolę ir nepamatėm. Nes... Žaltys. Vat žaltys. Na ką, atvykom į Eišiškes. Ir tradiciškai šitam krašte važiuoja ir gatvių pavadinimas yra lietuviškai. Ir šalia kaimyninės šalies. O čia kokia Koščelna matau gatvėj. Bet bažnyčia su visai savo suvarpinim, su viskuo tai žiauriai graži ir matosi viduj didelį. Priekis įėjimas gražus, bokštai dideli kokie. Šturmane, kur mes čia priėdžiami? Aišiškės. Einam, bandom į vidų įsibraut, gali įleis. Fainos durys kokios senos paliktos. Eina, savo. Bet nes kvapas jau. Ale, rimtai pavostykit ir jūs. Jaučiat? Geras kvapas, ne? Nu, man tai irgi patinka, toks smilkalų. Gaila užrakinti. Nei laidžia, nei lenka į bažnyčią. Kas tam parašyta? Gdžie? Tu tai viršui. Lenkiškai. Ne mums suprast. Supranti? Aš kad ir mokausi Duolingo lenkų kalbą, bet žinau, ne. Bet tu man vakar sakei, kad aš su tavim galiu visur susikalbėti. Ne, tai su manim. Mudu visur susikalbam. Randi bendrą kalbą su manim. Dažniausiai taip. Prie pat bažnyčiaus durų įėjimų randam tokią lentelę. Ką čia reiškia, papa? Perskaityk, kas čia buvo? Gravimetrinis punktas, specialiai pažymėtas ir geodeziškai stabilus taškas žemės paviršiuje, kuriame itin tiksliai išmatuotas laisvojo kritimo pagreitis. Co? Kaip matot, atvažiavom į Šalčininkus.
Ir čia viena iš tų retų vietų, kur nėra nieko parašyta lenkiškai. Bet rimtai, čia Šalčininkai, visas šitas kraštas, tai man toks primena, kai būna dideliuose miestuose. Ten būna kvartalai, ne kokių. Ten mažoji Kinija, ten kokia mažoji Italija. Tai čia, karočią, mažoji Lenkija visos. Lietuvos mažoji Lenkija. Lietuvos mažoji Lenkija. Bet rimtai dabar, čia, nuo ko įdomu, kada čia susiklostė, viskas, aišku, istorijos, aš kai turėjau pusantro, kiek man ten išėjau, turbūt vidurkis buvo. Važiuoju per šitą regioną, vietovių kaimų pavadinimai gražūs, lietuviški, ten Dailidės, Butrimonys, nu okei, tas pats Eišiškės, nu lietuviškai, sąlyginai skamba. O jau Lenkai, važiuoju per visur, Pažarnė, Sklep, škola. Visokie užrašai papildomai dar lenkiškai yra parašyti. Prieš kelis metus, atsimenu, kombainą pardavėm čia kažkur, man atrodo, tą dieveniškį apendicitą, kaip čia jį vadina. O, atvažiavo tėvas su sūnum, tai sūnų pažinojo ten iš kitų kelionių su Hegvita kažkada keliaujant. Nu, bet su tuo tėvu sunku susikalbėti buvo labai. Kaip čia, kodėl? Aišku, čia panašu gal gaunasi kaip į Lenkiją važiavus Apunsko kraštas. Tavo mylimas. Mano mylimas, paėdžiami do Punskų. Tai, bet ten jie lietuviškai kalba ir lenkiškai, o čia lietuviškai sunku susikalbėti. Lietuvių kilmės Lenkų, nu tai čia tas pats yra, čia daug matyti yra. Bet šiaip visai gražus parkelis sutvarkytas, kažkoks čia Šalčininkų tvenkinys. Nu, eina keli liepteliai maudymuisi, nesimaudau niekas čia tų žmonių, matyt šalta. Į kokie gražūs žiedai, pažiūrėk. Geras. Ale, mane nustebint lengva. Žiūri, kokia nesąmonė pamatai. O, kaip miela. Negei, baig čia. Nesakau. Bet galvojai. O mes judam toliau, vis tiek čia su Lenkais nesusikalbam niekaip. Tai kažkur važiuojam. Taigi tu Duolingo mokaisi. Bet ne Šalčininkų akcentą. Važiuojam. Aš jau maniau, kad tokių skelbimų jau nebūna. Ta prasme rimtai. Nu čia vis tiek šitas pusiau Lenkų kraštas, nu įdomesni jie žmonės. Oi, ato. Suvok ir suvoksi juos. Nu aš nesuvokiu. O čia ką jie čia vartoja, kad jie baltai suvokė kažką, ne? Baltą suvokė. Baltą suvokė. Baltą ėmė ir viską suvokė. Jo. O čia, jeigu kas nežinot, tai yra žymusis Baltosios Vokės pramogų centras. O kuo jisai žymus? Nu nežinau, bet vienintelė lankytina vieta rodė šitą centrą. Pramogų bankas, pramogų centras koks čia. Jei norėsit pramogėlių, tai eikit čia, bet nežinia, ką čia gali nuveikti. Visiškai. O šiaip vakar, nu ne vakar, iš anos kelionės, anų miestų, kai sakėm geri keliai, tai irgi superinis kelias nuo Jašiūnų link, koks čia, Pirčiupiai. Per mišką, posūkiai, nauja danga lygi, va, superinis kelias. Tikrai prasukit, ypač čia kas Trakų Vilniaus kokiam regione, kas, jeigu žiūrit mus, stebit, o tikiuosi stebit, pamėginat nestebėti, žiūrit. Tai va, tai pravažiuokit tuo keliu, galite į vieną pusę, galite į kitą, galite abi pusės kartu pravažiuoti, ta prasme verta tikrai. O mes judam toliau į, nežinau kokį dabar miestą, neatsimenu. Rūdiškės, ne? Rudiškės. Rudiškės ar Rudiškės, nu, patikrinsim. Bet tai čia rimtai, kuo tas pramogų bankas, čia centras įžymus, man įdomu. Kas čia per pramogos vyksta? Nesuprasi. O gal einam dėl tos šventosios pasiskambint, gal dar vietų turi. Čia bet arbatinė. Tai va, čia gražiausia vieta visa šitų. Dar ten pastatas kažkokia skulptūra toliau buvo. Ai, mai įveikia. Aš čia pažiūrėjau.
akis prapūstina čia man tik. Aukštinės labai. Tai aš visada per video aukštinės atrodo. Gyvai Pademonstruoju plaukus. irgi. Sakai, plika vis atrodo. Jo, va, išsiplojo galvą, tai bent matyt, kad plaukų turi. Vakar vėliau, kai grįžom, nepadarėm aptarimų. Tai va, aplankėm vakar mažąją Lenkiją. Ne. Nu, gražiau skamba negu tas kitas pavadinimas, ką norėjai sakyti. Ne, nesakysiu tiek to, aš ten ir žmonių pažįstu, draugų tokių turim, tai nesinori jų įžeisti tiek to. Jie žinau, kaip aš tą kraštą vadinu, ir jie patys turbūt žino. Bet tiek to, lai lieka čia tarp mūsų. Tai va, aplankėm, ką čia, Eišiškės, Šalčininkus, Baltąją Vokę, Rūdiškės, Daugus. Didžiulio ežero buvom. Gražus ežeras. Gražų turim. Jo, tai šiaip iš tikrųjų vakar, kai važiavam, tikėjomės, kad bus nuobodžiau. Pats kraštas, maniau, neįdomus toks asmeniškai man, nei ten kažką labai pamatyti nieko, bet atvirai pasakius tikrai nustebino keliai iš gerosios pusės. Smagus labai buvo, tikrai galėsiu aprašyme video padaryti. Parašyti, kuriais keliais aš rekomenduočiau pravažiuoti. Tikrai gražios vietos. Danga graži danga, sakau. Gera danga, neduobėta. Graži tokia tamsiai pilka danga. Tokia asfaltos spalvos. Ne šlapio, o sauso asfaltos spalvos. Buvo ir šlapio asfaltos spalvos. Buvo ir šlapio. Labai nedaug. Biškiai buvo ir šlapio asfalto, jo. Tai tokį, kaip mes išvažiuojant sakėm, tokį šašą pravažiavom, pasitvarkėm. Nu, ne šašą, bet toksai, pagal mūsų planus, tai toksai būtų likęs. Jo, į šoną toks nuvažiavimas, kur turėjo pasiplanuoti visą dieną. Nes prieš tai čia, kai važiavom link Aukštaitijos pusės, kiek čia buvo 12 miestų ir prasukom 520 km. Vakar buvo viso labo 5 miestai, nebuvo? 5 miestai ir įsukom 400. Tai toks, tas važiavimas, tik tai, kad atstumas didelis. O toliau matysim, kad mes čia dėliosime į savo maršrutus, į kurią pusę. Planų turim, su nakvynėm turim, tai gali mesti stovyklavietės kokias nors. Aukštaitijoje, kuris čia kraštas, sakėm. Rytų Lietuvos. Dusė, aplink Obelius, kažkur gal Dusetas, ne Dusė. Oi, atsiprašau, Dusetus. Dusė tai Dzūkijoje. Dzūkijoje Dusė. Matai, kaip gerai matau. Jo, tai, kur čia pabėgau. Tai vakar darbo užbrauktas savo vienas kampas, va šitas. Smagus keliai, gražūs vaizdai šiaip jau. Ir tiek. Tai kiek dabar turi miestų? Paskaičiau, kiek mes turi miestų. 31. 31. Tai dar mums liko 72 planai. Turim planų, kai sakei. Planų turim. Tai va, 72 planai. Iš dalies tai gerai, nereikia galvoti, kur važiuoti. Atsiverti žemėlapį, GPS šitą naujausio leidimų. Ir ten suvažinėti. Tai va. Sakė, ruošėmės tekstą, bet nesigavo. Abiejų savaitgalio darbai baigti. Ir tavo, ir mano, ne? Mano tai nebaigti, bet nepabėgs. Kur čia? Palapinėje su miegmaišiais sukrauta. Kojinės įsidėjai? Taip, vilnonės. Aš irgi ne vilnonės, aš kažkokias. Batus turim, triusiukų švarius įsidėjom, piniginę turim. Viskas, kur pasiruošę važiuoti? Į baikerių naktis. Lėkiam, susitiksim tenai.
Minimalus Road Brothers miestelis įkurtas. Ačiū Vidmai, kad vietas rezervavo. Čia vipinės vadvi čia. Mūsų ir Justo. O Jėzus, kad sukasi lyta. O, pasipuošę gražiai, va. Žiūrėkit. Matyti. Kurią vietą filmuoji? Maikė. Nu, Maikė filmavau. Gerai. Kabinėjasi čia. Viskas, einam pasivaikščioti. Sveikas. O motofermeris to, kad niekam patempsiu. Kad čia kur čia sės, nėra pas tave. Mėgsa manęs, nori veši. A ne? Kur lakstai? Varau vedėjo. Pametei vedėją? Jo. Nepamečiau. Pabėgau. Ar bet rasi? Jeigu nerasim galiosim. Gerai. Pakviesi. Einam pasidaryti. Daug žiūrėti, stebėti ir mokintis. Op. Alus putoja. Gražuolis. Gražuolindas. Aš labai noriu paprašyti, gerbkime vieni kitus ir 15 sekundžių to užtenka. Nustatyti garsiausią momentą. Kažkoks motofermeris. Vienintelis. Nuolauk savo Hondą. Dar! It was at this moment that he knew he fucked up. Čia bėgiaus? Čia nedėžė, čia kardanas. Va iš šitos pusės, Andriu. Va, taksėjimas nuo čia eina. Čia tau tas antras turbūt per jėgą, kai labai užgrūdai. tą šiaudą nuo veido nusimti. Taigi motofermeris jam šiaudas tinka. Teisingai.
Tai jau dabar vežam namo rytoj. Jungiau jau antrą buvau, nu davai trečią jung dar, žinai. Ir girdėjau, kažkas negražiai jau. Ką? Net ir geriausi klysta. O kaip apvažiuot visus Lietuvos miestus tada? Parkysim, apvažiuosim. Norėčiau sakyti labą rytą, bet tai kad jau pietus. Va, fermerienė va tvarko namus laikinus, ane mūsų. Ale, bitės biskiai sugėlė, ne? Jau pats labai gražuolis, jau super. Žodžiu, ką, ieškomės transporto grįžti namo. Negendantis Goldvingas sugėdo, tiksliau sugėdo. Dalbajobas sugadino. O išnairuoja žmona, matau, žiūrėkit, koks šnairas žvilgsnis. Žodžiu, šių metų baikerių naktys kainavo brangiai. Na, bet tai ką? Neklysta tie, kurie nieko nedaro. O aš, kadangi darau daug, tai daug ir klystu. Tai va, nusukau kardaną panašu. Subarškėjau, sudundėjau ir viskas. Tai sutariau jau kaip tik ir į serviziuką, kad nuvežu aš jį. Šiandien palieku. Bandau susitvarkyti, susigaudyti, kas ten, kokių dalių reikia. Ir jis važiuos. Kur jam dėti? Kur jam dėtis reikia? O šiaip čia šiemet kažkaip labai keistai anksti chebras kirstytis pradėjau iš naktų. Penkinukas, va, prūdukas. Čia visur būdavo dar, kiek dabar sakiau, 12, ne, po 12. Tai dar čia būdavo pilna, tų motociklų stovi. Šiemet kažkaip labai greitai. Labai greitai. Visi anksti iš tikrųjų pradėjau dėti jau kokią apie 9, pusę 10, jau čia buvo tų išvažinėjančių motų nemažai. O aš irgi gal važiuočiau, bet va, kad negaliu. O gal pastumsi pupą, ką? Ant manęs, ne? Ant manęs visada galiu pastumti. Bet Jeigu žinok, tik reikia. Ne, ant manęs reikia stumti, o reikia mocą stumti. O kodėl reikia mocą stumti? Nes aš sugadinau. Žiūrėk, kitaip sugalvojau. Sėsk tu ant moco, o aš stumsiu. Ką tu į tai? Idėjos geresnės viena už kitą. O gal varyt paburnautin dar kartą? Aišku, iš tikrųjų, dar čia mano gedimas sąlyginai daug kartų pigesnis negu draugui vienam, kurio užsidegė mocas vakar be burnautina. Aš manau. Atrodo, čia be konkurencijos. Traukiam. Okei. Publika nerijus! Ryte jis darbais jau atrodo, eik tu, ta prasme večia, viskas. Bet knygų tai nesudeigiai. Mano. Eik tu, na. Nu čia šiemet ne Goldvingų metas, ar kaip čia dabar pavadint. Skaudžiai, brangiai kainuos, nu bet tai ką. Kitą met pigiau reikia tikėtis, prasisuksim. Kai burnautinsiu kitais metais, nejungsiu jį aš antros į trečią. Matot, jau jinai sutinka iš karto. Viskas okei, žodžiu. Laukiam transporto, judam link namų. Nepadėjo varpelis. Užsidarys galas, dabar įdomu.
Užkabinau, ne? A, taip. Dėsi dar planką, žinai. O, taip, gerai. Gerai, leidžiam? Visur čia reikia, kad nelūktų skapukas. Pas remygą, tai... Jis ten buvo remės, susilaužė. Jo, tai malkas važiuoja. Tai jis alaus dėžė, sudėjęs nežais. Tai ką norėta prasme? Tai kaip sakė, malkas važiuoja. Kažkada kažkur tai... Pasižiūriu, ar nieko neliko. Dar tokio tuščio garažo neatsimenu, kada matė. Ko musytė ateina? Tik musytė buvo. Priimsim musę gyvenčią. Tai va, grįžom iš naktų. Kaip grįžom? Parvežė, ne? Ačiū Vygantui. Tai parvežė draugas, ūkininkas, baikeris, kolega Vygantas, kurio auginama jautiena. Na, kokio skanumo. Nes, nesu niekada taip, kaip čia pavadinti, nėra dar taip pasisekę. Pasisiūlė atvažiuoti parvežti mocą, parvežė namo ir dar maišą mėsos davė. Ne tik padėjo, bet dar ir dovanų pridėjo. Ta prasme, yra šiam pasaulyje, žinokit, gerų žmonių. Ne tik tai mudu geri, bet ir kitų yra gerų. Juokauju. Tai dar kartą didelis ačiū Vygantui. Žinau, kad fanas gerbėjas esi, džiaugiaisi, kad žvaigždę gali parvežti čia. O, jo. Taigi darėm kitokius pasikalbėjimus mašinai, tu kol miegojai. Tai va, o šiaip ką, apsilankėm, praleidom tikrai, neskaitant, va, durnyščių, nesąmonių, afigieną savaitgalį naktyse. Atvažiuokit ir jūs, sudalyvaukit, kas dar nebuvę, nes ten, žinokit, renkasi ne tik baikeriai. Ir ne tik durniukai renkasi visokie, kur mėgsta mocus gadinti. Nu buvo, ne Goldvingų vakaras, nu tai papuoliai, nu tai ką tu dabar? Nu ką dabar, nu kitais metais tikėkimės geriau papuls. Aišku, nuo kitų metų tikėtina, kad bus degančio motociklo konkursas, gražiausiai degančio. Bus metų fejerverkas. Metų fejerverkas jau. Ne, šiaip tai juokas juokais, bet per vakarą mano žiniom, ką aš bent jau mačiau, nu ne mano žiniom, mano akim, ką mačiau, tai -3 Goldvingai. Bet kažkas sakė, kad -4 iš viso, dar ten vieną užsieniečių kažkokio išvežė. Tai faktas, kad patikimas mocas Goldvingas yra, bet kai nedurnių rankose. Tai mano gedimas realiai jaučiu dar mažiausiai. Tavo gedimas stovi čia, maši čia. Va. Tas kopūstas. Jo. Tai va, sutarkiau barzdą, prigėrėm skanaus alaus, skaniai pavalgėm, susitikom su senais draugais, pabendravom. Radom naujų. Tai čia visada būna, taip kasme. Jeigu norit beje su mums susipažinti irgi, atvažiuokit į Vaikerių naktis, galėsit susipažinti. Tai va, ir ką, iki kitų metų Vaikerių naktim tariam. Ir vėl mes laukiam jų. Nes mes kaip ir vakar šnekėjom, nu toks yra, kaip čia? Šventoji trejybė yra sezono atidarymas, sezono uždarymas ir Vaikerių naktį. Nu tokie turi, kad traukė, musę nužudė vieną. Paukštelį, va čia įrenginys šitas, va. Labai geras įrenginys, musės žudu. Tai jo, ta prasme, ir toks gaunasi simboliškas vasaros sezono atidarymas, gal sakyčiau, ne? Nuvažiuoja ten tam Šynas, ne, beros vadinasi stovyklavietė. Jo, tai toks, kai namie jautiesi, jau žinai visus kampus, žinai, už kurios pušies pamyšt gali nuėti, kur skrusdėlynai kokį padėti, susikūrę, kas, nu ta prasme, kai namie. Draugų daug, eini, visur pažįstamų pilna, visi tik tai ateik, o dabar, kai dar žvaigždė, tai žinau, aš neatsiginu gerbėjų. Aš atginu, jei ką. Aš ne apie gerbėjas, apie gerbėjus aš. Tave gerbėjai labiau domina. Nu, vakar vyrų daugiau susilaukiau, kas atpažino ar pasisveikino kaip su motofermeriu. O... Ne, nebuvo ne vienos papingos, jokios, kad prieitų pasisveikina. Žodžiu, gana malčiai.
Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu sudomino šitas renginys, atleikit kitais metais tą pačią vietą, tą pačią Kanarą. Būna visada paskutinį gegužės savaitgalį, tai va tada ta kinta. Tai jau galit kalendoriui pasižiūrėti. Bet apsibraukit jau, Giedrė irgi, tu kitais metais atostogų nesiplanuok. Va. Taip, nepamiršk. Čia toks off-topic biškį, ne, bet vis tiek. Ir iki kitų susitikimų baikerių naktyse. Čiau.